Labą dieną, su jumis aš, Gidūnė, profesorė Dalia Sekmokienė. Ir pakalbėsiu apie maisto priedus E. Klausykite iki galo. Mane sudomino ir labai sveikinu, kad yra grupės Facebook'e, kurios panašių pavadinimų kaip Gyvenkime sveikiau, nuodai mūsų maiste. Ir jos tengiasi to sudėtingą maisto priedų klasifikaciją išnagrinėti, kas be galo tikrai sudėtinga net man, maisto saugos specialistui, nes žinoti tūkstančius pavadinimų, juo labiau, kad aš nesu maisto priedų, o taip daugiau pieno produktų ir maisto saugos sudėties specialistė. Bet pamėginsiu vis dėlto atsakyti į pagrindinius iškylančius klausimus ir kodėl visa tai taip reglamentuojama, ko reiktų saugotis, ko ne. Pirmin ir bus be galo daug įdomių dalykų, o vienas įdomiausių, kad nuo seno naudojam, ar ir dabar naudojam daug dalykų, kurie yra maisto priedai, bet kadangi mes juos žinom kaip soda ten, ar citrinos rūgštis, tai mes galvom, kad jie nėra E. Ir pati higienos norma irgi leidžia ženklinti arba E, arba ne E. Ir aš dalinuosi ekranu, čia buvau ne taip pasidalinusi, šėja. Ir jūs tada puikiai galėsite matyti ir nuo pirmos skaidrės viską aiškinu. Nes aš parengiau, kad jūs suprastumėt sudėtingai, bet kalbėsiu labai paprastai. Kas yra sudėtingai? Parengiau pagal galiojančius ES ir kartu Lietuvos teisės aktus. Kažkada buvo higienos norma 53 parengta, o paskiau dabar galiojantis tam tikras reglamentas. Ir žmonės to E labai bijo. Ir jeigu tik pamato E, neperka. O istorija. Tai buvo prieš tūkstančius metų, o dabar geriau prisiminkim mūsų senelių laikus, tai maisto priedai, be ko nepagaminsi maisto. Turkai gamino pudingus, mes daugiau kisielių. Trištiklis buvo krakmolas, bet turkai dar turėjo akacijų specialius sakus, tai nelietuviškos tos akacijos, iš kurių švilpikus darė. Turkai dar turėjo kitokias visokias sakas, dervas, kurie tirštino. Ir labai daug kitų dalykų. Mes kepimui, kad išpuremtų tešlą, sumaišydavom sodą su rūgštimi, dažniausiai citrinos rūgštimi, ir susidarydavo CO2 ir išpurendavo. Taigi tešlos kildinimo medžiagos, tirštikliai, dažydavo. Mano mama pagamindavo net sviestą iš 3 spalvų, bet su augalų sultimis, mūsų vėliava. Ir perpjaudavo ir sumuštinio uždėdavo visas spalvas - geltoną, žalią, raudoną. Ir daug maistui gamint dažų yra išimama irgi iš natūralių medžiagų ir yra firmos ir lietuviai perka ir šiais laikais, kai iš natūralių medžiagų netgi tas išgirtasis kurkuminas. Ir dar daug kitų dalykų, ne tik tai dažiklių, kad maisto medžiagos ilgai išsilaikytų, nesugesdamos, neprarasdamos skoninių savybių, buvo naudojama druska, bet druska neįtraukta į maisto priedus, čia daugiau kaip prieskonis. Tai aš turiu omeny valgomą druską, natrio chloridas. Visokių kitokių druskų irgi yra kaip maisto priedai. Labiausia, tai dar mano senelis irgi vartojo salietrą. Tėtis sakydavo, tai dabar nitratai. Tai buvo dedami labiausia tai sovietų laikais, ir ten saujom niekas nežiūrėjo, nes nebuvo geros gamybos praktikos. Ir dėdavo saujom sovietų laikais. Ir kas svarbiausia, kad sūrių neišpūstų brendimo metu, buvo sūrių druska. Niekas nežinojo, kad tai yra nitrato. Vaikam iki 3 metų susidaro iš jų nitrozaminai ir iš vis negalima su nitratais gaminių kepti. Daug kas rūkytas gaminius su nitratais, kad ir trumpai kepa, ten ant viršaus kiaušinius užmušdami. Tai labai
paverčia nitratus dar nuodingesniais junginiais nitrozaminais. Taigi ir dabar dar rasime labai daug buityje vartojamų ne tik kepimo miltelių, krakmolo, dauguma žmonių nieko prieš citrinos rūgštį, netgi kaimiškų sūrių saldaus pieno daro su ja. Ir kaip atsirado tie ogi reikėjo perimti ir kažkaip suklasifikuoti. Ir žmonės, kurie irgi yra žmonės, jiem gal buvo duota tokia užduotis suklasifikuoti, kad maisto pramonė naudotų pagal paskirtį tirštinimo medžiagos dažomos, tokios, ten konservuojančios. Konservuot, pavyzdžiui, vitaminas C ir rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, bet jinai yra ir antioksidantas, kad negestų, nes oksiduojasi ne tik gyvo žmogaus ląstelės, bet ir maistas. Oksidacija ypač riebalų vyksta. Na ir kadangi buvo nustatytos normos sintetiniam priedam, nuo seno vartojame, senesni žmonės gal daugiau sachariną žino, o paskui visokius kitokius dalykus. Pavyzdžiui, mes perkam vitaminą C sintetinį ir mums atrodo nieko blogo. O perkam spanguolių miltelius ir sakom, oi kaip gerai nuo infekcijų. O ten yra benzoinė rūgštis, kuri užmuša bakterijas. Bet neduok die, susintetino ją neseniai, tai jau benzoinė rūgštis, jeigu jau kaip konservantas, labai baisu. Vitaminas C sintetinis nebaisu. Kur logika? Taigi, įvedant teisės aktus, buvo suklasifikuota rūgštingumą reguliuojančios medžiagos dažikliai, tirštikliai. Ir numeris rodė, kokia tai medžiaga. Ir vienos medžiagos buvo sintetinės, kitos natūralios. Tai galbūt buvo žmonių klaida, galbūt vėliau bus ištaisyta, bet tom sintetiniam medžiagom nustatyta norma. Nu ir sintetinių medžiagų visi visada labai bijo. Kaip pesticidų, kolorado vabalam, kaip nebijo galbūt alkoholio ir kofeino. O visų kitų sintetinių bijo. Pagristai ar ne, man sunku pasakyti, nes kas nustatė normas, kiek galima dėti, sintetinių būtent, tai skaito, kad tokiom normom yra nepavojinga. O nepriklausomi įvairius mokslinio tyrimo institutai kartais pasako, kad tas priedas vis dėlto yra pavojingas. Labai daug yra apie citrinos rūgštį, kai kas sako netgi tirpdo akmenis, bet pradėjo girti, kaip ir kavą, ir citrinos rūgštį sintetinė tie, kurie juos pardavinėja. O šiaip aš Anglijos kažkoks Maharishi universitetas, tai daugiau kilęs, manau, iš ajurvedinių žinių, kad kancerogenas ir taip toliau, ir mokslinių tyrimų. O kadangi tai yra valstybės nepripažinti tyrimai, mes kažkodėl, jeigu ką nors rašo, kas nors blogai, tai mes pilnai pasitikim, kad tai yra tiesa. Jeigu tik parašo gerai, nepasitikim. Arba jeigu patys vartojam ten kavą, kofeiną, alkoholį, tai nedidelėm dozėm gerai. O maisto priedas, kad ir nedidelėm dozėm kenksmingas. Aš nesakau, kai kurie tikrai jau pradėti tyrinėti ir stengiasi kuo mažiau jų. Tai kai prasidėjo ta reglamentacija, aš dar dirbau dalim etato Lietuvos maisto institute, kuris vėliau buvo sujungtas su KTU. KTU maisto institutų tapo. Kauno technologijos universiteto maisto institutų akredituota laboratorija. Ir gamybininkai labai prašė tų žinių ir mes surinkdavom ir skaitydavom, ne tik visokiose parodose Agrobalt, bet atskirom įmonėm. Ir prašėm naudoti natūralius ir supažindinom. Ir Lietuvą man, pavyzdžiui, ledam, įvairūs stabilizatoriai. Stabilizatoriai tai, kad galima, pavyzdžiui, kai majonezą daro, vanduo ir aliejus yra majonezas, kad sumaišyti ir neįsisluoksniuotų, tai reikia stabilizuoti tą sistemą. Tai gali ją stabilizuoti, pavyzdžiui, net kiaušinio trinį. Mano bobutė darydavo majonezą, nes ten daug lecitino. Dabar lecitinas naudojamas iš sojų. Tai natūrali medžiaga, bet irgi numerį turinti. Tai mes aiškinom, kurie yra natūralūs, kurių geriau vengti, kadangi Lietuva labai maža, tai, pavyzdžiui, pieno pramonė ypač daug dėstėm, nes maisto institutas anksčiau buvo sviesto sūrių institutas ir dauguma šitų mokslininkų žinojo viską apie pieno produktus. Tai pieno pramoniai kelios firmos, kurios gamina priedus tik iš natūralių medžiagų
atvežė. Ir aš esu pastebėjus, pavyzdžiui, pirkdama lietuviškus ledus, visada išsinagrinėju kad tai natūralūs, tai yra augaliniai stabilizatoriai, tirštikliai. O vyras yra nupirkęs, labai lietai ledus pirku, bet tiesiog užvažiavo, žmonės sakė trumpai, norim nebent ledų. Tai nulėkė į Maksimą, kadangi yra netoli, su mašina, aš nevairuoju, ir paskiau aš tą dėžutę išsinagrinėjau, tai buvo sintetinių dažų. Tik dabar nepasakysiu, iš kurios šalies. Tu aišku, kad leidžiamas maisto priedas ir leidžiamas ir kontroliuojamas jų normos. Normos labai griežtai kontroliuojamos. Čia jau buvo daug visokių ir skundų yra dėl apsinuodimų, visada žiūrime, kad tos normos nebūtų viršytos. Ir kadangi buvo, kaip sakiau, pramonė apšviesta, bet, pavyzdžiui, dešrų pramonė, ar ką jūs patys turit pasirinkti, nitratas, bent jau vaikam iki 3 metų, ne, jeigu jūs kasdien valgysit nitratus, irgi negerai. Dar mano močiutė irgi labai mėgo, labai tai skanu, ar atrodė su tokia vištytė nupiešta, čekoslovakiškas priedas, kažkokia podravka, aš nežinau tiksliai kaip vadinosi, bet aš žinau, kad būdavo tik tai iš spekuliantų vadinamos talkučkės ir kainavo 3 rublius iš 100. Jie gaudavo mano tėvai mokytojai, vėliau daugiau, bet kol bobutė buvo gyva tiek. Kaip dabar 30 eurų. Tai aš iš skonį atsimenu, aš panašiai ir dabar valgiau, ir dabar, tai pusė buvo mononatrio gliutamato, bet niekas nežinojo, kas tas yra. Margarinas galbūt nėra maisto priedas, bet buvo labai, kad be cholesterolio, ir mano mama viską ant jo kepė, pyragus dėjo, ne dėl pigumo, o dėl to, kad buvo teigiama sovietiniam žmonėm, kad tai sveikiau. Taigi labai daug nesveikų produktų ir labai daug maisto priedų vartojo. Bet juos susiklasifikavo ir sudėjo į europinį reglamentą pagal tai, pagal paskirtį. Taigi, kas yra maisto priedai, tai medžiaga, kuri ne kaip atskiras maisto produktas ir neturi tokios mitybinės vertės, bet reikalinga technologiniam tikslui. Tiesiog kisielius sutirštinam, sūrelis, priduota arba rūgštelė, arba, pavyzdžiui, dedamas tirštiklis. Tirštiklis gali būti ir pektinas, natūrali medžiaga. Man irgi atvežė su 3 ir vienas buvo skorbo rūgštis, bet visi numeriai aš pasižiūrėjau. Vienas buvo pektinas ir kažkokia derva ir taip panašiai. Bet sintetinių maisto priedų, aš jums pasakysiu, lazda su 2 galais. Ne vienas žmogus nežino, bet bando tirti. O kaip ištirsi? Su žmonėm tyrimų tai nedaro, su pelėm. Tai va, yra labai daug, bet čia privatus asmenys, kad net ir tos normos, kurios labai griežtai nustatytos ir kurių prisilaikoma, kad va, dažikliai, kurie pavojingi, abejotini, kancerogeniniai. Čia vien apie dažiklius. Nu, apie citrinos rūgštį labai daug neigiamai, tik dabar pradėjo teigiamai, kadangi labai plačiai vis dėlto negali jos niekur pakeisti, plačiai pradėjo vartoti. Taigi ir yra labai daug, kad trikdo virškinimą, odai, bet čia dažniausiai sintetiniai. Ir aš pamėginsiu, kad jūs atskirtumėt, ar sintetiniai ar ne. Ir jeigu jau vengiat priedų, venkit tik sintetinių, natūralius, galit palikti. Ir dar pasakysiu netgi, kurie naudingi sveikatai. Aišku, visko neatsiminsit, nes čia per 1,5 valandos paskaitos aš viso to neišdėsiu. Aš galbūt prie to grįšiu. Pirmiausia, numerį žiūrėkit. 100, jeigu tai dažikliai. Aš tik žinau, kad būna natūralūs iš augalų ir ne. Visada pasižiūrėkit internete numerį. Kad, sakysim, aš perku Maksimo ir aš kiekvieną kartą žiūrėsiu, man sakė, nesam. Ne, jeigu jūs dažnai perkat, dažnai. Jeigu labai retai nusipirksite, vis tiek bus ten norma ir nesugadins. Bet jeigu dažnai perka tos pačios rūšies kažką, užsirašykit visus ant lapelio ir prisisekit. Ir jeigu rasit, kad daug yra sintetinių dalykų, nepirkit kitą kartą. Nepaisant to, kad tos rūšies gaminį jūs mėgstat. 200 ir daugiau konservantai, bet vitaminas C irgi, galima sakyti, konservuoja ir yra kitokių natūralių dalykų. Antioksidatoriai. Chemiškai antioksidantai galima vadinti antioksidatoriais pagal chemijos terminų žodyną. Tai vitaminas C yra antioksidantas ir rūgštingumą reguliuojanti medžiaga. Tirštikliai ir stabilizatoriai yra daugiausia natūralios medžiagos, nes tu nepadarysi, tai yra polimerai.
dažniausiai augalai panašus turintys į krakmolą, į dervas struktūras, tai yra natūralios augalinės tokios dervos, augalų sakai, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos. O va 600 ir virš čia dar palikta naujai informacijai. Medžiagos, o saldikliai. Saldikliai taip pat yra ne cukraus kilmės medžiagos, yra susintetintos kaip aspartamas ir yra natūralios kaip silitolis, maltitolis. Tai yra ne cukrus medžiaga, bet saldi, kaip ir glicerizinas, bet jis neprimtas naudot kaip maisto priedas. Todėl irgi saldikliai gali būti labai palankus sveikatai ir ne, kaip ir dažai labai palankus sveikatai ir ne. Taigi dažiklių pavyzdžiai, jūs matot visokių: eritrozinas, raudonasis, salūra, indigotinas, pantenmelinasis. Ir jau yra įtarimas, irgi aš apie kiekvieną nežinau, nes specialistas maisto saugos, bet dar specializacijos kaip gydytojas, tai nereiškia būtinai, kad lor. Taigi nėra. Pagal pavadinimą man yra didelis įtarimas ir nepirkit, kad visi šitie yra sintetiniai, nes natūralius ir vadina burokėlių raudonasis, kurkuminas, tai yra ciberžolė, veiklioji dalis. Galima dažyti riboflavinu, duos geltoną, tai vitaminas. Kad ir sintetinis vis tiek perkat. Konservantai yra, pavyzdžiui, sorbo rūgštis, benzoinė rūgštis arba jos druska, natrio benzoatas. Tai yra susintetinta, bet pagal identišką formulę esančią spanguolėse. Kaip ir vitaminas C visur yra sintetinis. Išskyrus, jeigu valgot uogas, apelsinų sultis, tai aišku, kad nesintetinį gaut. O jeigu perkat ten ar su gliukoze ar ką, tai gaunat sintetinį. Tai čia benzoinė rūgštis yra užmušanti bakterijas tiek ir maisto produktų neleidžianti gesti, bet benzoinė rūgštis būtent ir gydo, kai vartojat spanguolę. Sorbonė. Taip pat yra acto rūgštis ir acto rūgštį irgi gamina cheminiu būdu. Tai jeigu ne cheminiu, tai bus obuolių actas. O dažnai žmonės marinuoja su tuo pigiausiu actu, kuris gautas cheminiu būdu. Netgi baltą sūrį gamina su citrinos rūgštim arba su actu. Ir kaimišką sūrį, kai perkat, visada paklauskit, kaip jis pagamintas. Jeigu saldaus pieno, ką pylė? Išrūgas, citrinos rūgštį ir actą. Jeigu actą kokį. Jeigu jūs pradėsit gėdinti, sužinosit citrinos rūgštis arba tą cheminį actą 200, tai žmogus priejusiam kitam pardavėjui sakys su išrūgom. Jau nes norės kažkaip apsiginti ir parduoti tą savo produkciją, galvos visą laiką pardavinėjau. Acto rūgšties druska, acetatai, bet čia irgi visur yra cheminės medžiagos ir manoma, kad didesniais kiekiais nėra gerai. Jeigu kartais kokį gaminį suvalgysit, nieko. O antioksidantai, va, yra vitaminas C, skorbo rūgštis, jo druskos irgi. Tokoferoliai yra vitaminai. Tai visi šitie yra nelabai pavojingi arba net nepavojingi. O tirštikliai dauguma. Aš pasižiūrėjau, ką galima duoti mažiem vaikam į mišinius ir ypač jeigu yra gerl arba mažiem vaikam nebūna, bet būna mišiniai, jeigu truputį atsipilinėja vaikai ir toliau. Tai beveik visus šitus galima dėti kūdikių mišinius. Yra leidžiama. Yra atskira norma, ką galima dėti kūdikio mišinius. Ne šita, kita. Ir normos, po kiek galima dėti. Tai noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, jūros dumbliai, saldžiųjų ceratonijų. Kiek aš kalbėjau, kad saldžiosios ceratonijos, ceratonijos silikua yra saldžiavaisis pupmedis, kuris labai daug ką gydo. Akacijų sakai, dar pardavinėjami anksčiau buvo kaip gumerabikas ir labai gydo skydliaukę. Bet tai čia kaip papildas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai bent yra cheminis kartais būna išskyrimo būdas, kuris šiek tiek apgadina. Va tai jau čia yra aukštoji matematika, kaip pasakau. Į tą ir aš labai sunkiai įsigilinu, nes kiekvieno iš šių gamybos būdą įsigilinti, jau čia reikia labai labai daug. Bet šiaip E400 nebijokit. Dabar rūgštingumą reguliuojančios medžiagos, tai jeigu per rūgštu, tai prideda šarmų. Ir jūs matot, čia irgi visur turi būti man kažkodėl pirmas nukrito. Tai va, hidroksidai. Hidroksidai nedideliais kiekiais, jie tikėkime, kad sureguliuoja. Soda irgi yra dabar numerio aš neatsiminsiu, yra natrio hidrokarbonatas, ne hidroksidas. Dar būna ir kietikliai. O va,
glutamatas, nors šiek tiek pas mus organizme savaime gaminasi ir galbūt labai nedideliais kiekiais nėra taip baisus, kaip žmonės sako, bet dabar, kadangi deda visi ir nežiūri, perka labai daug va, tų kubeliais, kad būtų skanesnės sriubos įdeda ir visur kitur, tai visur žiūrėkit, kad nebūtų E621 mononatrio glutamato, glutamo rūgšties, nors smegenyse šiek tiek natūraliai jos ir gaminasi, bet čia viskas yra sintetika. O glajinės medžiagos, pavyzdžiui, šelakas arba to vaškai. Ir mes patys, pavyzdžiui, kai su koriu valgom medų biškį nurijam, negalvom, kad apsinuodys. Tai būna toks vaškas, kuris valgomas, mes jo nebijom. O saldikliai, žiūrėk, laktitolis, ksilitolis yra angliškai sugar alkoholiai, tai yra natūralios medžiagos, suloje esančios, paskui kristalizuojasi medienoje ir vokiečiai labai daug naudoja ir pardavinėja ir aš turiu tos kristalizuotos nusipirkus. Gal Lifin ar kitose parduotuvėse yra. Bet, pavyzdžiui, hesperidinas, taumatinas, sintetinė medžiaga. O tam reikia žinių, štai reikia labai daug domėti. O dar tištikliai yra krakmolai, tai būna virš 1000. Ir mūsų netgi bulvių krakmolai, jeigu pasižiūrėsim, nėra vienalytė medžiaga, ten gali būti įvairių krakmolų. Bet labiausia tai, kad, pavyzdžiui, angliškai, jeigu krakmolas būna oksiduotas arba fosfatas krakmolo, tai būna pakeistų savybių. Angliškai modificate, užrašo modifikuotas, galvoja, kad čia genai modifikuoti. Neverskite taip, gamybininkai, jeigu žiūri tos žmonės, tai žinokit, kad tai tikrai visiškai ne tas. Aš modifikuot galiu ir šukuoseną, nuo to mano genai nepasikeis, galiu surišti uodegį ir būsiu modifikuota šukuosena. Tai yra pakeistos savybės. Taigi bent krakmolo genetiškai ten niekas nemodifikuoja. Ir maisto priedus leidžiama vartoti tik tada, kai kitaip nepagaminsi, kisieliaus ir visa kita. Nu, dažiklių galėtų mažiau, konservantų mažiau, bet būtų trumpas galiojimo laikas. Ir vieni kvantum santis tiek, kiek reikia. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu išvirti kisielių skystesnį, tirštesnį, aš dedu tiek, kiek reikia. Tas krakmolas, kadangi žmonės jį valgo, jis yra mūsų gal net ir daržovių pagrindas, jis lėtai skildamas, jeigu jo yra nedaug nekrakmolingose daržovėse, duoda pagrindinį kūrą mūsų mitochondrijos. Už tai dedama tiek, kiek reikia. O visiems kitiem 1 miligramai 1 kilogramo kūno masės. Štai vaikams visada stenkitės be priedų, nes vaikas, pavyzdžiui, gali limonado, jeigu jis laksto ir ten tėvai darbe, ir jam paliko kažką pasišildyti, tą jis tingi, jis geria tą pigų limonadą, ir to saldiklio jis išgers 1,5 litro su saldikliu limonado, ne saldiklio. Ir kas bus? Bus blogai. Tai va, atskiriam normą, o kitą turi miligramais kilogramų ir jie angliškai generally recognized as safe, pripažinta kaip saugus va tomis dozėmis. Tomis dozėmis. Tai priedai, tai dar kartą pakartoju, yra tikslui paskirčiai, gali būti naudingi, apie naudingus sveikatai vėliau, dabar, kad bijotumėt kenksmingų. Tai va, yra natūralūs, identiški natūraliem, pavyzdžiui, benzoinė rūgštis arba askorbo rūgštis susintetina pagal gamtoje esančią formą. O kur gamtoje yra sacharinas? Ir daug kas dar vartojo tą sachariną iš mano senelių. Sibirė, kai cukraus trūko. Vis tiek, o dabar išimtas kaip labai kancerogeniška medžiaga. Arba aspartamas, taumatinas. Nėra tokių gamtoje. Tai visiškai tokia medžiaga, kurios gamtoje net nėra ir nėra tokios formulės gamtoje. Tai natūralų, susintetinti pagal gamtoje esančią formulę, tai vadinu identiški natūraliems ir sintetiniai. Ir dar kartą va, parodau viską. O saldiklis tai būna acesulfamas, aspartamas, ciklamas, dabar ciklamo rūgštis, neohespiritinas, taumatinas. Manoma, kad labai kenksmingi ir jie visi yra sintetiniai, pavyzdžiui, neohespiridinas. Kiek kartų saldesnis?
Ir būna, kad kartais ir cukraus įdėta, ir saldiklio, tai cukraus aišku labai nedaug. Ir farmacijai vartoja. Pavyzdžiui, taumatinas, kepinamų verdamų produktų gamybai, nes atsparus džiovinimui, šaldymui. Ir labiausia šie aspartamas, acesulfamas, sacharinas Lietuvoje nenaudojamas ciklamatas. Ir matot numerius ciklamatas, daug nekalbėsiu, dar yra sukralozė. O dar yra polioliai, cukrus alkoholiai, maltitolis, sorbitolis, izomaltas. Tai natūraliai yra medienoje, medžiuose, jų sulose. Visi gal atsimenat vyresni trintus obuolius su ksilitoliu diabetikam. Tai nieko blogo, labai daug jų irgi nereikia, bet ir cukraus daug nereikia. Konditerijos pramonė. Dažiklis tai medžiagos, kurios nudažo. Ir kodėl mažai kas vartoja natūralius džioviklius, bet mūsų pieno pramonės gaminiai tik su natūraliais, nes nu, saulė ilgiau laikant išblunka ta spalva, o sintetiniai neišblunka. Ir sintetiniai pigesni, tai va, natūralūs dažikliai, kad aš pieno produktai sakiau, kad riboflavinas, tai vitaminas karamelė, cukrus, paprikos, burokėliai, antocianai, tai tos spalvos yra uogose, violetinė, raudona ir viskas, paprikų ekstraktas, karotenai, jau metu. O pienai produktams, tai pieno produktams mes irgi siūlėm, kad ir ledus gaminti su cukrum arba su natūraliais saldikliais, silitolis, maltitolis. Galima naudoti, nekenkia askorbo rūgštis, lecitinas, citratai, karageninas, pektinai. Celiuliozė, nu, tai yra natūrali labai daug kur esanti medžiaga, tai tikrai neturi būti jos daug, bet truputį tirščiai. Krakmolai, o antioksidatoriai šitie visi nėra geri, kuriuos aš dabar rodau. Taigi labai domėkimės, aš čia duodu įvadą, vieną žingsnelį, o visą kitą 1000 žingsnių jūs turit nueiti patys. Jūs turit namuose pasižiūrėti, kokius turite maisto priedus. Ar neturite nupirktų kažkokių prieskonių mišinių su natrio glutamato, ar dažnai naudojat citrinos rūgštį ir sodą smulkiai. Tai pyragai nelabai sveika kepti. Bet būdavo, moteris įrodė, kad visai nenaudoja miltų ir cukrus, tai retkarčiais galim, labai susijungia visą tai. Jūs pasižiūrėkit, ar nenaudojat šiaip labai daug chemijos buityje, tai yra irgi baisesnis dalykas negu priedai, kiti išplauna grindis ne su specialiais dar, kur specialiai buitinės chemijos padarytų, bet aš mačiau, kad su skalbimo milteliu biškidėjo išplovė, kad labai nešvaru ir vaikas paskui europoja, kurgi alergijos astma. Tai manoma, va, citrinos rūgštis tą sukelia anksčiau, dabar išdėta alergijas labai rastama. O mes labai daug vartojam. Ir turit labai apsižiūrėti savo virtuvę, labai daug nuodų susidaro, ne vien iš šią, labai daug nuodų susidaro kepant mėsą, keturicikliniai, policikliniai aminai, viso to venkit. Ir aš labai jums visiems linkiu sveikatos, parašykite iš karto apačioj komentarą, ar jūs norit plačiau apie kokią produktų grupę, ar plačiau apie dažiklius, ar apie antioksidantus, arba kokių nereikia bijot, nors trumpai pasakiau, ką jie atlieka organizme, kodėl jie naudojami. Taigi, lauksiu jūsų komentarų ir seriją apie žalingas ir kenksmingas medžiagas maiste pratęsim, kad jūs galėtumėt visą tai atskirt ir panaudoti. Aš dabar atsijungiu. Taigi visiems sėkmės